Europarlamente, daug važinėjo komandiruotas, jis tada išėjo premjeras, tai griūvančią ekonominę situaciją. Buvęs finansų ministras, labai daug žmogus, nedaug diskutuoti. Tai štai, ir Latvius parklupdė Pareks. Parekso, nes vyriausybė prisėmė įsipareigojimus į vyriausybę, iš karto visi minusai. Latvija nemoka, supranta. Kadangi prisėmė, kad nebūtų bankų panikos. Kad už visuomenę, už tas nuostolius vyriausybė tenka. Ir iš karto atsirado, taip sakant, vyriausybės sąskaitoj minusas ir skylė. Ir iš karto visi rodikliai ištekė. Taip, ir jie, ką paminės. Pas mus ten kas įvyko. Nebuvo tuo metu įvykuoti. Mes nukrytom, pirmie krito ispanų nukrito, mes nukrytom BVP 16%. Mūsų ekonomika. Vienas giliausių. Įvertinkim, kad krito ekonomika, kai mes dar gaudavom pinigus, subsidijas, europinius. Ne taip, kad mes vos kvėpavom ir dabar krentam. Niekas, mes tuo metu mums pumpavo pinigus, darėm projektus, ten statė, renovavo, ką tik nori. Taip, ir dar krentam 16. Kaip tai manoma įsivaizduoti? Taip nukristi prie tokių dar, čia dar tavo ateina, prašau, čia statykit 50% kaimo turizmas. Tai va toks, suprantat, tokie dalykai. O žiūrėkime optimistiškai, ne, ta prasme visada. Ne, yra problemų mazgai, kurias reikia spręsti. Ne įkalbėtas problemas. Yra kam spręsti. Yra politinės varos dalykai.